Žodžiu, susilaukime klausimų, kaip mes prigrėžėme apatinį vainiką, kaip mes jį išsitiesinam. Tai žodžiu, atsakau šitą klausimą jums. Šito atveju tai mums lyginti visiškai nieko nereikėjo. Pamatas buvo visiškai lygus. Darė atsakingi meistrai. Galiu pasidalinti kontaktais, jeigu reikia. Tai tikrai visada padaro idealiai. Per 18 metrų gal plaukioja 2-3 mm maksimaliai. Jeigu kartais būna kokių smulkių neligumų, ar tai akmenukas, ar kas po užtrinimo, jokių problemų, mes juos pasišlifuojam. Šitą atveju mes nieko nešlifavom, nes buvo viskas lygu. Nežinau, kaip jums pertikti tą tiesumą, bet patikėkit, nieko lyginti nereikėjo. Bet sakykime, jeigu jūsų atveju ir reikėtų lyginti, tai patartina ant apatinio vainiko nesilyginti nieko. Tiesiog įdėti pagal pamatą, kad pilnai gultų visa plokštuma. O tada jau su nivelyru matuojam statramsčių skirtumai ir pjauname kiekvieną statramstį individualiai. Čia yra pats geriausias lyginimo būdas, be jokių tenais dvigubų vainikų, be jokių pakaišėjimų, kad pilnai svoris gultųsi ant pamato visą plokštumą. Tai, žodžiu, reikia laukti iš pamatų meistrų visą laiką, kad padarytų lygiai ir tada nekils jokių problemų. Tai vat, tokios įžvalgos.